Paveldas. Dažnai žodžiai nepasako to, ką noriu pasakyti, todėl ir šiandien vartosiu jų kuo mažiau, o pateikiama medžiaga parodys jums žmonės ir vaizdus, o kas meluoja ar sako tiesą, manau, nepasislėps nuo jūsų skvarbios akies. Siekdami išsaugoti ir palikti ateities kartoms kažką prisiminimui apie Radviliškį, ne apie tą, kuris yra šiandien. Aišku, tai kažkada irgi bus istorija, bet apie tai, kas buvo anksčiau, yra rengiama knyga apie mūsų istoriją, apie mūsų miesto, iš dalies galbūt ir viso rajono istoriją. Ir yra renkamos senesnio laikotarpio ir prieškario laikotarpio nuotraukos. Daug žmonių jau mums padėjo renkant šitas nuotraukas. Naudodamasis progą noriu paprašyti, gal dar kas turite pas save albume įsisegę senų Radviliškio nuotraukų, galėtumėt jas mums leist pasinaudoti, įdėtume jas į knygą ir tai būtų mūsų atminčiai Radviliškio istorijai. Jau kurį laiką Radviliškio miesto savivaldybės iniciatyva renkamos nuotraukos Radviliškio rajono fotoknygai. Didžiausią iniciatyvą rodo grupė entuziastų. Viena iš jų – Jolanta Kvedarienė. Šiandien dienai iš tiesų esam jau gavę nemažai nuotraukų, bet... O kam reikalingas tos nuotraukos? O iš tikrųjų norime padaryti labai gražią knygą apie Radviliškį, tokią knygą, kurios iš tiesų dar Radviliškis neturi, tai nukeliauti į praeitį ir pasižiūrėti, kaip Radviliškis atrodė prieš 100 metų, kaip Radviliškis atrodė prieš 50 metų. Tai vat šiandien dienai esame jau gavę nuotraukas iš Šiaulių geležinkelio muziejaus ir iš Vilniaus geležinkelio muziejaus, tai turbūt natūralu, nes Radviliškis yra kaip ir tituluojamas geležinkeliečių sostinė. Taip pat labai nemažą dalį nuotraukų mums suteikė Radviliškio viešoji biblioteka. Labai esam dėkingi ir klebonui, kuris paviešino mūsų prašymą bažnyčioje ir nedidelė dalis, bet atsirado keletas nuotraukėlių, o tai čia dabar atsirado keletas nuotraukėlių iš bažnyčios. Taip pat turime nuotraukų dabar šiandien dienai esame gavę iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo. Taip pat susisiekėme su Šiaulių Aušros muziejumi. Ir žinoma, didžiausias turbūt lobis ir labiausiai džiaugiamės būtent, kai žmonės patys paskambina ir siūlo savo asmeninių albumų nuotraukas. Tai išties šiandien dienai labai dėkojame Zofijai Šiošienei, močiutei, kuriai yra jau 103 metai ir kuri pasiūlė savo asmeninio albumo nuotraukas, taip pat Eugenijui Kantauskui, Alvidui Tamošiūnui, Jadvygai Paluckieniai, Vandai Grakauskieniai ir žinoma eiliai kitų, su kuriais esame jau susisiekę, kurie dar ketina paduoti savo nuotraukas ir turbūt ateityje lauks mūsų labai didelis tas sisteminimas tų nuotraukų atrinkimas su specialistais. Turbūt pati seniausia mūsų nuotrauka yra iš Vilniaus geležinkelių muziejaus gauta depo statyba, tai 1870 metų. Toliau iš tiesų 1905 metų ir 1916-15 metų nemaža dalis nuotraukų. Labai džiaugiamės štai, kaip jau minėjau, tos močiutės, kurios yra 20-25 metų nuotraukos, labai iš tiesų tokios unikalios, labai gražios nuotraukytės. Štai čia netgi parodyta yra kalvė. Kalvė, nežinau, ar čia gerai matysis, yra
taip pat labai graži nuotrauka, kai ir žmonės dar labai įdomu, kad duodami savo nuotraukas pasakoja savo gyvenimo istorijas. Ir iš tiesų galbūt šita knyga nebus tiek daug aprašyta tais gyvenimais, bet manau ateityje galbūt išleidus tą knygą, galbūt atsiras tokia mintis visgi ją papildyti visais tais dalykais, ką pasakoja apie pastatus, apie savo šeimas, apie savo genealoginius medžius. Štai yra netgi knyga duota apie radviliškiečių vieną šeimyną, kuri išsileido savo genealoginio medžio netgi knygą. Labai turime didelę kolekciją iš tiesų tarybinių laikų jau nuotraukų, kaip Radviliškis atrodė tarybiniais laikais. Ir iš ties turbūt vartant tas nuotraukas ir jau mano kartos žmonės labai domisi tais dalykais, nes dar mūsų atminty išlikę tie senieji vaizdai, tarybiniai paminklai, mokyklos, gatvės. Tai iš tiesų irgi labai unikali kolekcija. Gaudami nuotraukas labai prašytumėm žmonių, kad kiek įmanoma, ką atsimena, aprašytų tą nuotrauką. Labai svarbu, ar atsimena, kas fotografavo, kas fotografas yra tos nuotraukos, kelinti tai metai galėtų būti, bent jau 10-metis. Maždaug kuri vieta, jei tai jau nebėra šitų pastatų ir žmonių, kas tai per žmonės, gal atsimena vardus, pavardės. Iš tiesų labai norime kreiptis į kolekcionierius. Galbūt atrasite pas save tų senų, unikalių nuotraukų, nes tiek, kiek dabar mes jų turime, jau atsiranda dalis nuotraukų, kurios kartojasi, kurios atsiranda elektroninėje erdvėje. Tai iš ties tikrai peržiūrime visas ir, žinoma, visada atrandame kažką naujo, kažką gražaus. Biblioteka tai vieta, kur taip pat saugojama rajono praeitis. Čia parodą rengia biblioteka, padedant mūsų šeduviui Vidmantui Vingeliui, kuris surinkė senovinių nuotraukų kolekciją, jis ir turi ir daiktų, ir visokių kitokių senųjų dalykų. Mes parengėm senąją parodą. Tai yra dalis senasis Radviliškis, kuriai atstovauja Vingelis Vidmantas, ir naujoji Radviliškio dabartinės nuotraukos, šiandieninis Radviliškis, čia jau yra Alvydo Tamošiūno nuotraukos. Tokia priešprieša, kas buvo anksčiau ir kas dabar. Ir prašome žmonių, kurie galbūt atpažįstate tose senosiose nuotraukose, kas ten yra pavaizduota, kad mes galėtumėm įvardinti, nes daugumoje užrašų nėra. Kai kurie užrašai yra kitomis kalbomis, vokiečių, lenkų kalbomis Radviliškis ir parašytas vardas, o tiksliai pasakyti, kur ta vieta nufotografuota, nebėra žinių paprasčiausiai. Prašome mes gyventojų pagalbos. Mūsų pagrindinis darbas informacijos kraštotyros skyriuje yra rinkti, kaupti, saugoti įvairią kraštotyrinę medžiagą. Ir čia jūs matote dalį tos medžiagos, kurią mes renkame, kurią mums dovanoja. Bendraujam su įvairiais kraštiečiais, žmonėmis, kurie gali kažką papasakoti, taip pat su mokyklomis, moksleiviais, kurie dalyvauja įvairiose kraštotyrinėse ekspedicijose ir mums tų darbų taip pat papildo tais darbais mūsų fondą. Ir čia tiesiog mes norėjom parodyti, kaip atrodė leidiniai, kuriuose yra ne vien tik tai apie Radviliškį, bet apie įvairius Lietuvos miestus, ir kaip atrodė dabar nauji leidiniai, išleisti irgi yra Radviliškio nuotraukos. Čia taip pat yra lankstinukai, kurie išleisti pakankamai seniai, o čia jau yra naujesni lankstinukai. Taip pat čia mūsų puošmena yra dovanotas leidinys Šiaurės žvaigždė periodinis. Taip pat čia pati pirma knygelė Radviliškio miesto istorijos apžvalga irgi yra tokia nedidelė kukli knygelė, dabar jau aišku yra leidžiama kur kas didesnės apimties ir įvairesnės knygelės. Kas be bibliotekos galėtų, norėtų rūpintis išsaugojimu visą, kas yra rašyta, dainuota, fotografuota? Ar čia jum dabar visas ta didieji darbai jum atitenka? Šiaip biblioteka tai yra visas tas lopšys, sakyčiau, visų šitų. Mokyklose irgi yra entuziastų, yra mokinių, yra mokytojų, bet bibliotekoje, sakyčiau, biblioteka yra ta pagrindinė vieta, į kurią viskas ir suplaukia visi. Ir aš manau, kad ateityje visa ta mūsų renkama medžiaga, rankraščiai bus
atsidurs krašto muziejų Radviliškiai. Tradicijos, paveldas, atmintis. Alvydas Tamošiūnas žmogus, kuriam rūpi šio krašto praeitis ir dabartis. Aktyvus, pilietiškas žmogus. Jau antrą kartą organizuoja žygį, apie kurį pats ir papasakos. Gerbiamas Alvydai, vėl kartojasi istorija ir po metų vyksta žygis. Prašau vėl pakvieskite, pristatykit žygį. Taip, šiemet vyks antrasis naktinis žygis Pergalių ir Kavų keliais. Pereitais metais organizavome pirmąjį, jame susirinko ir dalyvavo beveik 700 žygeivių. Jauniausias žygeivis buvo 12 metų, vyriausias įveikęs visą distanciją buvo apie 70 metų. Kokia žygio esmė, prasmė, idėja? Žygis yra unikalus, nes yra teminis. Žygio maršrutas yra parengtas neatsitiktinai. Žygeiviai praeina visas su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimo vietas susijusias, tai Balandiškių kaimas, Minaičių bunkeris. Taip pat žygeiviai kerta tokias vietas kaip nepriklausomybės kovų, karių žūties vietas, kol pagaliau patenka į Radviliškį. Iš viso žygės distancija yra 50 km, tai yra gana didelis iššūkis. Kas gali jame dalyvauti? Jame gali dalyvauti bet kas susiregistravęs. Yra tam tikras apribojimas, kad grupė susidaryti negali vien tik iš nepilnamečio, turi būti vyresnysis. Visi dalyviai turėtų žygio metu turėti šviesą spindinčias liemenes, atšvaitus, kitas priemonės, žibintuvėlius. Na ir be abejo, kadangi distancija yra gana didelė, patartina atidžiai pasirinkti avalynę, kojines. Kada žygio diena, laikas, kaip rinktis, kur atvažiuoti, ar bus palikti kur transportą ir panašiai? Registracija jau vyksta šiuo metu internete. Užsiregistruoti bus galima ir žygio dieną. Registracija žygio dieną prasidės nuo 12 val. Iki 6 vakaro. Žygis pasivyks rugsėjo 29 dieną, šeštadienis. Starto pradžia yra 7 vakaro. Pereitais metais kartu su lietuviais savo ištvermę išbandė danų kariai. Šiemet planuoja žygį dalyvauti čekai ir šveicarai. Dar laukime dar vienos šalies atsakymą, todėl kai sulauksime, tada įvardinsime. Ką būtina turėti? Jūs minėjote aprangą patogią, kiek reikėtų pasimti maisto, gal tokių paprastų, buitiškų patarimų? Kiek maršruto vietose bus parduotuvės, jos visos bus atidarytos. Tai, kad maisto imtis su savim gal nėra būtinybės, be to vidury maršruto yra numatyta karšto šiupinio porcija kiekvienam dalyviui, o šiaip žygeivis be aprangos turėtų pasimti gal nedidelį kiekį vandens, nes miške einant ar kur, kad išvengti dehidratacijos, atsigerti, atsigaivinti, tai siūlyčiau vandens pasimti visiems. Įeina naktis, ką naktį darot? Naktis pasirinkta neatsitiktinai. 1919 metais, kai čia vyko mūšiai su bermontininkais, vienas iš batalionų taip pat darė manevrą ir taip pat įveikė 50 km atstumą ir tą atliko tamsiu paros metu naktį. Tai mes, kad pajustų tą laikmečio dvasią, taip pat darome naktį. Nakties metu bus postai, postuose degs laužai. Kad būtų įdomiau žygeiviam, visam maršrute veiks, operuos, patruliuos įvairių epochų persirengę kariai, kurie bendraus su žygeiviais, improvizuos įvairias situacijas. Galėsim pamatyti ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečius, ir Antrojo pasaulinio karo, ir 19 metų karius savanorius, ir bermontininkus, ir sovietinis KGB struktūros karius. Tikrai turėtų būti įdomus žygis. Dar laukia kai kurie siurprizai, bet tai tiesiogiai priklauso nuo oro. Jeigu leis oro sąlygos, tai pamatysim.